Andriaus skanos pusryčiai buvo. Labai. Ką valgiai? Valgiau žarnas, po to dar čia visokių nesąmonių. Nežinau. Nežinau kaip... Nesupratau, ką valgau, bet dabar labai bloga, labai neskanu. Juokauju. Tai žinutė Lietuvai, kurią išsiųsim šiandien arba rytoj. Tai va, mums čia labai blogai, pinigų neturim, tai va, jei galit padėti, tai atsiųskit kiek nors pinigų. Pradžiai užteks, nors po 50 litrų pastatą perveskit. Kad nors pavalgyt galėtumėm nusipirkti alaus dar kokią po butelaitį. Nes labiau čia mums sunku gyventi, išleidom visus pinigus, vakar apvogė dar mus. Tai žinot, čia labai sunkus. Dėstytojai muša, skriaudžia čia mus visi. Dabar patikslinkim, kiek valandų yra. Šiandien yra kovo 1. Šiuo pavasariu čia visas jau. Bet po 9, nu ką yra čia pusė 10. Va žiūrėkit, pas mus jau žydi viskas žydi. Ir jau gan seniai žydi. Ne šiandien tai pražyda. Čia va yra mūsų štalas pusryčių. Mes jau pavalgėm. Čia yra lauko kavinukė, ten yra viduj kavinukė. Čia viskas univierė. Ir čia aplinkui univierai visur. Čia yra bevilis internetas, bet aš nepasėmiau laptopo. Ir Andrius yra žioplas. Pamiršau. Štai vos atsikėlė. Pamiršau, kad vartyti negalime. Šiandien bus tokia. Va. Čia. Taip ir gyvenam. Nu, Andriau, duok ugnie. Pas mus šviečia saulė. Labai gražu. Dar biški šalta. Vėjas toks pačia truputį. Šiaurys. Vakar geriam alaus, tai šiandien, nežinau, jaučiuosi truputį pasipylęs, bet tai labai mažai išgeriam. 1 butelį. 2. Kada 2? Su manim? Taip. Dienos metu. Nu tai kas. Šiandien žiūrėsime Festpilzen ir Barsą. Su alum, tikiuosi. Paimk. Tik nepaspaus mygtuko. Paspaudai? Ne. Nu dabar tu gali sakyti, ką nors. Linkėjimai Lietuvai patys nuoširdžiausi. Mes visi jūsų labai pasiilgom. Va, šiandien atėjom 9 rytai paskaitas. Paskaitų nėra. Dėstytoja neatsikėlė, turbūt vakar užbaliavau, nežinau. Va, ką dar? Nieko. Universitetas visas už tvoros, grotas visur, tai kalėjime. Jo, jeigu įeini, tai turi rodyti aš supistą papiergalių šitą va tokį. Po to vėliau mes turėsim įėjimo korteles. Čia mano sąsavinis. Čia visiems dalykam turiu vieną bendrą sąsavinį. Ir pakol kas... Turiu prirašęs, labai jau daug prisirašęs turiu. Laukiu, pirsiu, rodysiu. A. Čia berods, va. Va, matot, kiek prirašyta? Šiandien ketvirtadienis buvom čia vienoj paskaitoj. Kurios nebuvo. Labai gerai. Pas mus labai šviečia saulė. Kaip tik universitetą dar paskaitė, ne? Aha. Čia nežinau koks pastatas. Kalėjimas, man atrodo. Čia muša visus. Skaldo. Ir tai yra diskriminacija. Diskriminuoja kairiarankius. Jo. Čia nėra stalų kairiarankiam. Tai Andrius sakė, paduosi teismą, užsidirbs daug pinigų ir po to ilgai ir laimingai gyvens. Jo, kad nors pavalgyti turėsi gal? Nu. Tai va tiek. Atsiųskit mėsos, pasiilgom mėsos, noriu mėsos. Na, jeigu galima, gal kokį siuntinį galite atsiųsti. Norėtumėm 3 litreko kokių normalių kotletų. Kepsniukų? Jo, kepsnelių ir daug cepelinų, jeigu galima. Jau taip nepamažins. Ir su spirigučiais lėks. Jo. Ir viską iš kiaulienos. Taip, jeigu ką, tai galite ir kiaulę atsiųsti. Skerdienas biški. Nes pas juos mėsa, tai nežinau, keistas skonis. Bet labai skanu. Jau tiek. Bet ne dešrelės. Tas dešrelės, tai nežinau kas ten. Krakmolas. Vafliai. Vafliai. Rimtai. Raudoni dažai tualetinis popierius ir super klijai. Tai va.
Tai ką, susimatysim kitą transliaciją. Šiandienos transliaciją kovo 1 baigėme. Geros dienos. Šypsokitės, mylėkite ir būkite mylimi. Nu, davai.